Sveiki! Kai jau susiskaičiavome, kokių ir kiek medžiagų mums trūksta, galime pradėti darbą su tiekėjais. Šioje vaizdajuostėje kalbėsiu apie mano sukurtus Excel įrankius, kurie skirti užklausų tiekėjams suformavimui ir išsiuntimui ir tiekėjų pasiūlymų analizai. Vienas iš variantų, kaip pradėti darbą su tiekėju, tai yra siūsti jam laišką su priedu, užklausos formą, kurios tuščią variantą matote ekrane, o laiške pridėti standartinį tekstą visiems tiekėjams. Tai teksto pavyzdį matote ekrane. Tai šio laiško priede siunčiame mus dominančių prekių sąrašą. Prašau pateikti savo pasiūlymą, pateikiant priede prašomą informaciją. Užpildytą užklausos formą matote ekrane. Ir būtent tokią formą mes įsiunčiame tiekėjui su savo informacija. Ir tuomet laukiame jo pasiūlymo. O tas pasiūlymas gali būti labai įvairus, nes skirtingi tiekėjai gali skirtingai į tokį užklausą ir atsakyti. Vienam užteks, kad jis pridės prie tokio komercinio pasiūlymo mūsų pateiktą firminį savo įmonės ženklą, pakeis galbūt pavadinimus ir rašys dar papildomą informaciją apie sutarties sąlygas ir kitus gal niuansus, kurių čia nėra įrašyta, o kuriuos jis privalo įrašyti. Kitas tiekėjas gali atsakyti laišku, paprastu laiškeliu į tą formą visiškai nesižvelgdamas, kartais gali pridėti PDF formato pasiūlymą, kurį po to sunku adaptuoti. Todėl tas automatizavimas, kol mes nesusiderinom su tiekėjais, kol nepradėjome dirbti, labai yra menkas. Aišku, šitą formą yra žymiai lengviau užpildyti, kad ir rankiniu būdu perkeliant duomenis iš medžiagų poreikio plano į šį Excelinį failiuką. Tačiau automatizuoti tai reiktų gal po to, kai jau nusistovėjo darbas su kai kuriais tiekėjais, kada aišku, kad yra verta tai daryti, nes mano praktika rodo, kad kartais tiesiog pasidaro akivaizdu, kad tai neduos laukiamo rezultato. Tačiau dirbant su tiekėjais, ilgalaikiu galbūt matant ir iš tiekėjo pusės ir iš jūsų įmonės pusės, kad nauda gali būti sutaupytas laikas, paprastintas darbas ir gauta abipusė nauda, tai yra parodytas po to geranoriškumas iš abiejų pusių ir surastas abiems pusėms priimtinas variantas, tai tuomet galima galvoti apie tolimesnį tokių komercinių pasiūlymų, reiškia užklausų ir pasiūlymų iš tiekėjo gavimo automatizavimą, papildyti tai programėlėmis, kurios atliktų kai kurį rankinį darbą, padarytų taip, kad paleidus programėlę būtų galima susikelt duomenis, pirmiausia įkelt duomenis į užklausą iš medžiagų poreikio plano, o po to gavus pasiūlymą susikelt į tiekėjų pasiūlymo analizės failiuką. Tai toliau ir kalbėsiu apie tiekėjų pasiūlymo analizės failiuką, kurio pavadinimas yra offers. Matome, kad į offers failą jau suvesti tiekėjo pasiūlymai, kai mes matėme, ten buvo užklausoje 3 rūšių akmens vata ir OSB plokštė, taigi mums 4 tiekėjai pasiūlė visų 3 rūšių akmens vatą ir 5 tiekėjai, tie patys 4 ir dar vienas tiekėjas pasiūlė orientuotų skiedrų plokštę papildomai. Ir taigi čia paprasčiausiai įvesta kiekvieno stulpelio pavadinimą šiek tiek papasakosiu, reiškia numeris, kad galėtume mes po to statyti, kai išfiltruojam arba rušiuojam įvairiais pjūviais, kad galėtume statyti pirminį variantą mūsų offers failą. Produktų grupė tai gali būti apskaitos sistemoje tam tikra produktų grupė arba šiaip mums patogi produktų grupė įsivedam, tai čia matome 2 produktų grupės akmens vata, bendrai statybinė izoliacija ir orientuotų skiedrų plokštės. Taigi tiekėjai ir datą aš čia palikau anglišką, nes man tai yra patogiau dirbti, kada aš matau pirmiausiai dieną, po to mėnesį, po to metus, nes lietuviškos datos arba reikia tada susikurti custom, vadinamą vartotojo variantą specifinį, arba jeigu nenorit kurti, tai man patogiau yra toks formatas. Toliau matome iš medžiagų poreikio
planą, suskaičiuotus, kiek mums reikia vatos, viskas matote, kad kiekvienas teikėjas pateikia 3 pozicijom, tai visos tos 3 pozicijos kartojasi, kiek mums reikalinga akmens vatos. Čia normavimo vienetai akmens vata ir plokštės normuojamas kvadratiniais metrais. Ir po to yra santykis tarp normavimo vienetų ir pirkimo vienetų. Tai matome, 3 tiekėjai akmens vatą pateikė, kad jie parduos mums spokais ir kainas spokais. Čia toks variantas. O vienas tiekėjas pateikė, kad jo kaina yra kubiniais metrais. Jis skaičiuoja kubiniais metrais. Tai yra pavyzdys, kaip gali tekti su tiekėjais dirbti, kiti gali ir kvadratiniais metrais kainą pateikti. Todėl mums yra aktualu turėti kažkokį tai bendrą rodiklį. Šiuo atveju tai yra normavimo vienetai. Ir po to mes pamatysime, ką tai mums toliau duoda. Tai reiškia, pavertus pagal tą koeficientą suskaičiuojam, kiek mums spokų reikės arba kiek kvadratinių metrų. Matome, reiškia, minimalus užsakymas, tai reiškia, niekas tų spokų iš tikrųjų neardo, o čia irgi tas praktiškai tas pats skaičius spokų, tik tai kubiniais metrais išreikštas. Ir dabar čia kas gali būti, vadinasi, dar optimalus užsakymo kiekis. Tai, pavyzdžiui, mums tam, kad būtų nemokamas prekių atvežimas, mes turime minimaliai tam tikrą kiekį užsakyti, vienas dalykas. Tai gali būti dėl to jis įvestas. Kitas dalykas gali būti tas, kad yra pakuotės. Tai mes žinome, kad akmens vata yra paletėmis. Vienoje paletėje 30 pokų, tai sakykime, kur 200 yra storis, 200 mm, tai viskas aišku, čia 120 dalinasi iš 30 viskas gerai, o kitos, reiškia, lyg tai paletės turėtų būti išvakuotos. Ir gali mums būti taip, kad nesutiks tiekėjas išpakuoti, reikės bent jau po 30 vienetų, arba bent jau, kad būtų 5 plus 16, 21, tai dar 9 vietoj 5, pavyzdžiui, reikėtų 9 susisakyti. Reiškia, ir tada keistusi mums bendra suma. Reiškia, mes žinome, kad tas tiekėjas mums neveš išpakuotos paletės, bet, sakykime, bendra suma, reiškia, kiek mums reikėtų mokėti. Tačiau, sakykime, čia, kad jis išardo, viena paletė bus nepilna, bet sutinka atvežti ir nieko mes čia nekeičiam. Taigi, dabar įvedam kainas. Čia pokais kainos, vienas tiekėjas yra kubiniais metrais kainos. Tačiau, kaip žiūrime toliau, pavyzdžiui, jeigu mes surašiuotumėm produktą abėcėlės tvarka ir matome, kad čia yra kvadratinio metro kaina. Tai matome 4 pozicijos, 4 skirtingi tiekėjai, 1, 2, 3, 4 reiškia, ir matome, kad iš tikrųjų tai 1 ir 4 tiekėjo pasiūlymas yra, iš tikrųjų, kaina yra ta pati, nors jų vienas pokais kainą skaičiavo, kitas kubiniais metrais, bet kvadratinio metro kaina yra ta pati mūsų dominanti. Taigi ten todėl reikia būtent geriausiai į kažkokį bendrą vardiklį, tai bendras vardiklis yra norminis vienetas. Toliau, reiškia, mes matome, kiek, galbūt susiskaičiuojam, kiek mums iš viso tas užsakymas yra be PVM, toliau su PVM. Dabar čia stulpeliai, kodėl taip dažnai kartuojasi be PVM ir su PVM. Lyg tai būtų galima PVM susiskaičiuoti pabaigoje ir visur žiūrėti be PVM. Tačiau, kai žiūrime tiekėjų pasiūlymus, tai yra gerai susikontroliuoti sumas. Tam, kad nepadarytumėm klaidų, tai būtent tas stulpelis, reiškia, mums duoda tai, kad mes galim susikontroliuoti su gautų dokumentų ir tokiu būdu išvengiam klaidų. Toliau transporto kompanija, mes čia nieko daug, kartais mums patiems gali tekti atsivežti, sakykime, bet šituo atveju yra tiekėjas ir transportavimo kompanija ir jisai atveža nemokamai, todėl nieko už transportą nedasideda. Žiūrim, reiškia, toliau bendra kaina su pristatymu, reiškia, be PVM, su PVM ir toliau irgi matome vėl yra pagal normavimo vienetus ir dabar reiškia, kokios bus sąlygos, kada užsakymas bus įvykdytas.
tai matome, kad kai kurie tiekėjai, reiškia, pagal apmokėjus tik tai už užsakymą išankstinis, reiškia, apmokėjimas, o vienas tiekėjas siūlo, reiškia, kad tai bus pasirašius sutartį. Tai reiškia, mokėjimas atidėtas, pasirašyta sutartis gali būti ir tokiu atveju, reiškia, užsakymas bus pradėtas vykdyti. Toliau analizuojame duomenis, žiūrim, per kiek laiko bus pristatymas, kokiam projektui skirta, pastabos, jeigu reikia, čia geriausi pasiūlymai ir po to, reiškia, tas žmogus, kuris dirba su pasiūlymais, jis vadovui gali atžymėti, vadinasi, kurios rekomenduoja, jisai kurį rekomenduoja rinktis. Tai išanalizavęs ten įvairiai prafiltravęs, pasižiūrėjęs, paskaičiavęs, mato, kad čia yra geriausia kaina OSB, kitur irgi ta kaina buvo tokia pati, kaip ir trijų tiekėjų kainos buvo tokios pačios, bet tas pasiūlė geriausią kainą ir palankiausias atsiskaitimo sąlygos, reiškia, pagal sutartį bus atidėtas mokėjimas ir šitas yra pasiūlytas. Ir toliau vėl čia pasikartoja, kad analizė ir pabaigoje yra, reiškia, įgyta būsena, tai yra, ar jisai perėjo į užsakymą. Tai prieš tai, kol perėjo į užsakymą, dar yra vienas dalykas svarbus, tai tokia didelė lentelė, aišku, vadovui tai, kad jis priimtų sprendimus yra netikslinga, čia yra daugiau darbui pačiam žmogui, kuris dirba su tiekimu, o tam, kad šitą tai yra variantas, vadinasi, kada jis išanalizavo, pasižiūrėjo, netgi paprasčiausiai užfiltruoja tik tai jis ir teikti, reiškia, tokio filtravimo, kad būtent tas pasiūlymas yra, sakykime, saugome šitą failiuką ir jį uždarysime. Uždarius šį failiuką atsidarome rekomendacijų generatorių, matome čia ir jis pasakytas, kad geriau būtų, reiškia, tas failas turi būti išfiltruotas arba surūšiuotas atitinkamai, kad vadovas galėtų pasižiūrėti. Reiškia, šituo atveju mes paprasčiausiai užfiltravom viską ir, reiškia, spaudžiam Go. Iššoka pranešimo langelis, jame galime rašyti failo vardą arba palikti pagal nutylėjimą, kad jis būtų. Ir pasiliekam tai pagal nutylėjimą ir tada matome, reiškia, kad jisai sugeneruotas šitas failiukas ir matome, kad jame būtent pateikta vadovui patvirtinti, reiškia, jis čia viską mato, jam nedaug tai reikia žiūrėti, esminę informaciją mato, jeigu norės užklaus, tada mes kitaip perfiltruosim tą offers failiuką ir tada pateiksime jam išsamesnė informacija, bet jeigu jam užteko to, jis viską pasižiūrėjo, patvirtino, viskas, tada mes žinome, kad galime prašyti tiekėjo jau pateikti išankstinę sąskaitą, tai yra užsakymas bus pradėtas vykdyti, jis jau yra patvirtintas. Vėl atsidarę offers failą, paprasčiausiai atžymime, kad iš tikrųjų įsigijo jau užsakymo statusą. Matysime, ir čia matome yra, reiškia, apribojame, kad mes galime tik jas įvesti, kitų negali būti, gali būti tuščias laukelis arba jas. Ir taip pat čia tokių apribojimų, reiškia, yra daugiau visokių, yra ir tiekėjai, kad būtų tik tie tiekėjai, kurie reikalingi, po to dar automatiškai skaičiuoja atstumus, jeigu mums reikalingi, žinom, tiekėjas, kuris yra, vadinasi, koks atstumas, sakykime, nuo mūsų įmonės yra, taip pat dar kai kurie kiti projektai, kad nebūtų tiems projektams skirta, kurie tuo metu neaktyvus, užsakymo vykdymo sąlygos, kada jisai irgi yra apribojama. Tai vienas dalykas tai yra apribojimas, kad nebūtų klaidingų duomenų, kitas dalykas tai palengvina darbą to žmogaus, kuris dirba su tiekimais. Taigi, taip pat darbo palengvinimui čia jūs matote daug stulpelių, bet dalis stulpelių yra formulės, ten skaičiuojasi ir suvedinėti nereikia, paprasčiausiai viskas suskaičiuoja. Taigi čia iš tikrųjų to darbo nėra tiek daug, vadinasi, pirminius duomenis suvesti yra tik keliose vietose. Ne visi stulpeliai naudojami duomenų suvedimui. Ir dar, kai yra užklausos, jau gauti pagal užklausas pasiūlymai, tai dar yra galimybė pasinaudoti tais duomenimis ir papildyti įkainių failą, tai yra ar įrašyti naujas medžiagas, ar atnaujinti kainas ir tokiu būdu mes galime jau naujam projektui sudaryti sąmatą su naujomis kainomis. Taigi, o kitoje vaizdavimuose kalbėsiu apie tai, kaip būtent pereinam prie užsakymų, ką mes čia žymėjom, kad yra
užklausimas, gautas pasiūlymas ir toliau vykdysim užsakymą. Iki malonaus.